Labas vakaras, LFF taurės rungtynės jūsų dėmesio aštuntfinalio etapas, antroji šio etapo diena ir šiandien keliamės į Telšių miesto, šio miesto centrinis stadionas. Po truputėlį Džiugui reikia vėlgi susigrąžinti. Oi, koks šūvis iš toli. Vilniuje buvo 4-0 sutriuškinta Vyčio komanda, čia Vilius Piliukaitis. Tos pačios bangos vartus. Dabar Bunčiukovas bent jau rezultatyviais veiksmais neišsiskiria. Čia Ignas Venskus Kužauskas. Žvalgos į priekį, įsibėgėja Magdušauskas, jo smūgis pažymė ir sakė Sato. Filipavičiui šis siunčia perdamą, kamuolys vos neatsiduria vortuose Ibrahimos. Ževžikovas prilaikomas už marškinėlių, bet išsilaisvina iš Antužio gynybos. Ževžikovo bandymas, užsisuko kamuolys. Magdušauskas. Ar bus smūgis? Praleika. Atrodo, Dovydas Norvilas. Čia Džiugo komandos išpuolis. Toks smūgis iš toli, Keraskoto. Jo smūgis Marius Paukštė. Gimtadienis, bet dabar ne gimtadieniai galvoje, o kaip atlikti kuo geresnį perdamą. Į Keraskoto ir štai tokia situacija Valentino. Taigi dabar jau tikrai oficialu. 11 metrų baudinių serija. Vartų Malžinskas prieš Paukštę. Ir 1-0. Deividas Malžinskas. Įmasise. Prieš Krinskį. Krinskis į vieną pusę. Kamuolį. Kol kas baudiniai užtikrinti. Šis vėlgi. Žaidėjas prieš Krinskį. Ankudinovas. Krinskis žaidėjus Kadu ir užtikrintai. Labai svarbi situacija ir Krinskis banga laimėjo 4-1. Antužis tada realizavo smūgį užtikrintai. Krinskį. Argentina prieš Ukrainą ir Argentina šį kartą triumfuoja. Apie prieš Marių Paukštę ir Marius Paukštė tampa šios baudinių serijos herojumi. Telšių Džiugas triumfuoja 0-0 po 90 minučių, 0-0 po 120 minučių, baudinių serijoje 4-3. So nothing new, big fight, 90 minutes, then overtime and then penalties. Probably you celebrate with your guys, your thoughts after the game? Yes, exactly what you said, very difficult game, we know that. It's in the cup games, every game is difficult. We know that every game against Banga is difficult, so it had everything to be a difficult game. A lot of fight, a lot of physical duels, second balls, first balls. But big answer from our guys, big answer from the fans. That was really a lot of people to support us. After losing on Saturday against Banga, they could have come a little bit here with a different mood, but now everyone gave a good answer straight away in the next training session, and big spirit from them, and they deserve this to go to the next round. Couple players on league game not on the pitch. I mean Sobowale and others. Today they started. How big factor it was because it was 122 minutes and Sobowale, one of the players who scored the goal in penalties. The most important thing is that everyone was ready, because, for example, Sobowale didn't start the game on the weekend. One of the main reasons was because during the week he had a small touch on the ankle, so we preferred to save him from that side, and he was not ready to play, for example, starting lineup. So it was from that side. But of course, everyone knows Sobowale very well. He's a very important player. But the most important thing is that everyone is ready to play, and there are some guys that right now are not getting so many minutes, but everyone is working on the maximum. And for us as a staff, it's sometimes very difficult to not put them to the pitch, because everyone really right now deserves to play. But this is football, and we are trying to make what you think is the best for the team. Treneri, ko gero, būna įvairių tų kalbų po rungtynių, būna ir pačių įvairiausių rungtynių, bet šiandien tikiu, kad tokios rungtynės, kad ir nelabai yra ką kalbėti, nes iš esmės buvo tikrai galima prognozuoti, kad gali taip klostytis visa eiga ir toks pralaimėjimas po baudinių serijos, po sunkios dvikovos, ko gero sunku ir tas mintis rinkti, ar ne? Ne, žinot, ateina į baudinį, treniravom, jos treniravos, po to jau mažai priklauso nuo trenerių jau to momentu, tai šiek tiek jau nusiramino, tai baudinis jau aš jau daugiau kaip žiūrovas ten. Palaikau kolegus, žaidėjas ir tiek. Bet gal tik gaila dėl to, kad nepareini kitą etapą ir išleidai daug jėgų šiandien ir dar turi varžybų top lygą, žinai, savaitgalį. Tai vienintelis dalykas, kur gaila, todėl komanda gerai buvo, varžybų sunkus, abudu komandas, bet manau, šiek tiek geresnį buvom ten antrą kėlinę.
ir buvom arčiau, turėjom daugiau standartus po to, bet šitą kartą nesugebėjom išpildyti bent vieną standartų. Ir aš manau, kad ten būtų pakeitę rungtynių visiškai ir būtų laimėjęs, bet gal dėl to. Bet jo, patiko, kad antrą kėlinį sugebėjom eiti. Man atrodo, pirmą kėlinį turim 0 kampinių, bet stovim kompatiškai taip toliau, bet antrą kėlinį, kai pradėjom jau atakuoti daugiau, turėjom jau ne vieną kampinių ir tada atėjo mūsų progas, bet mes jos neišnaudojom. Sveikinu Džiugas, aišku, su pergalė ir sėkmės tolimesnis etapas. Gero neprisidėjo ir tai, kad teko vėl žaisti ant natūralios vėjos, čia vis tiek ta vėja dar ne pačios gal geriausias tos kokybės, 90 minučių prieš kelias dienas, 120 minučių čia jėgų tikrai jaučiu daug palikta. Taip, nu, ir dar to aikštė kokie sunku jau yra. Čia ir daug oro dvikovų, daug antras kamuolis, todėl čia pažaisti žemą, kamuolį šoką, kartas tada pasirinkti tada aukštesnis kamuolis šitą aikštę. Gal žaidėjas negali rodyti visą tą savo meistriškumą, bet nu, kitoks futbolas čia yra ir turiu priprasti prie to, aišku, Džiugas pripranta daugiau, kadangi čia treniruojas ir aišku, savo žiūrovų padeda vis tiek, kad antrą kartą čia žaidėm, bet jos turi savo žiūrovų, už nugaros vis tiek yra svarbu turėti ir jiems palaiko ir gal mums pritruko įvartį šiandien tik. Aš manau, kad mes sugebėjom antrą kėlinį eiti iki tos zonas, kur norėjom ir pagal to aikštę sugebėjom bent eiti iki standartus ir tik ten nesugebėjom įmušti.